Sveikos, mielosios moteris. Iš to, kiek daug jūs paspaudėte patinka ir kiek kartų dalinotės ir iš viso to peržiūrų skaičiaus, aš supratau, kad jums visai patiko tas mano anksčiau buvęs eksperimentas moteriams, kada saldainis yra saldainis. Dėl to nusprendžiau padaryti tęsinį. Jo labiau, kad mano draugė ir kolegė Dainora Skrabulienė, su kuria mes esame įkūrusios savęs pažinimo ir saviraiškos studiją, iki šiol neduoda ramybės klausinėdama. Na tai ką daryti tam riestainiui, jeigu jisai, iškeptas kaip riestainis. Jis gimė riestainiu, bet jis neturi nei popierėlio, bet mato saldainį, kuris turi gražų popierėlį, spalvotą, blizgantį. Tai kągi daryti tam riestainiui, žvelgiančiam į tą saldainį? Štai mano atsakymas. Taip, žinoma, riestainės gali imti ir bandyti save vynioti į saldainio popieriuką ir apsimesti, kad jisai yra saldainis. Bandyti pritapti, bandyti draugauti su saldainiais, bet viduje išlikti sausainiu, riestainiu. Tačiau riestainis nebūtinai turi apsimetinėti tuo saldainiu. Jo labiau, kad laimės jam tai tikrai kažin ar atneš. Ir tie blizgantis popieriukai kažin ar jam tinka. Nes juk riestainių yra visokiausių. Ir ką riestainis turi daryti? Jisai turi ieškoti savo riestainiškumo. Nes riestainių pasipuošimai visai kitokie. Jie gali būti apibarstyti cinamonu ir cukraus pudra, jie gali būti apiberti aguonomis, jie gali būti skirtingo dydžio. Visa, ką riestainis turėtų daryti, tai jisai turėtų ieškoti savo išskirtinio riestainiškumo. Nes kai mes pažįstame savo prigimtį ir ją priimame, kai mes mokame mylėti save tokios, kokios mes esame, tada mums nebereikia ieškoti kažkokių tai blizgančių popierėlių, kurie mums galbūt netinka. Nes mes esam pagal prigimtį riestainiai. O galbūt mes esam pagal prigimtį saldainiai. Bet kas mes esame, taip mes ir puošiamės. Pagal tai, kas esame iš tikrųjų. Nes saldainių popierėlis blizgančias labai tinka. O riestainiai tinka puoštas cukraus pudra. Apie tai daugiau mes galime pakalbėti gegužės šeštadieniais. Gegužės šeštadieniais kviečiu pas save į sodybą, nes bus vienos dienos stovyklos moteriams. Visų tų stovyklų bendras pavadinimas Diena sau. Ir kiekvieną dieną, kiekvieną gegužės šeštadienį bus vis kitokia tema. Mes pradėsim pirmąjį gegužės šeštadienį, tai čia bus gegužės 7 diena ir tema bus Aš svajotoja. Kitas šeštadienis bus skirtas temai Aš sumani šeimininkė. Dar kitas šeštadienis, gegužės 21 diena, tai bus tema Aš unikali moteris. Dar kitas šeštadienis, gegužės 28 diena, Aš visatos dalis. Daugiau informacijos apie tai ieškokite mūsų tinklalapį www.pažinimas-saviraiška.lt.